Tai labą rytą lait, esam prie Kauno Marių ir šiandien mūsų tikslas yra nuėję 30 km. Dabar yra apie 7 rytą ir pradėsim savo žygėti nuo tos vietos. Čia yra tokia kaip poilsiavietė, čia gan populiari vieta ir atvažiuojant šiltų oro metu pailsėti žmonės. Tai nu čia pradedam ir einam kur reiks nuvesti tikriausiai. Šiaip oras nėra paprastas, bet lyn, tai dulksna ir lengva. O jokios apsaugos nuo lietaus neturi, tai kažko reikės galvoj daryti su to, jeigu pradės stipriau lyti. Esam pirmam kilometrį, kol kas nuteiks 10 iš 10 aišku. Nu da 20 lik ir plius dar kur surinkom tus laikus ten tik tuik. Nu ir buvo ir YouTube kėlis ir reels. Tai išės apie 2 km plius dar. Tai pagal mums skaičiuojams 3-2 turėt gautis. Nu ir aš jas pasiimsiu kilimėlį su tuo miegmaišiu. Dėl to, nes dabar žymiai anksčiau temst, valanda ir atsukta. Jeigu aš jas naktį šitą, kas sutemst, tai kaip užmirštum akim, aš ten esu niek nematysiu. Nusprendžiau, jeigu labiau užsivėlins, tai tiesiog kažkur atsiras su veita. Saugesnė ir pernakvus. Nes naktį, ko tu ten, tu nelabai, ko tu te pamatysi, nei ko parodysi. Jeigu neklystu, tas medis gudubelį ir kiek žinau, nu tos saugus valgoms. Darysim teisti testą. Nu jeigu nusitročius, tai žinok, kad prie Kauno Marių esu nueisi nuo poilsiavietės apie 2 km, tai ten ir surasti. O ką atrodo tai, kur iš džiunglių šniurs. Dabar pagalvojau, kad aš irgi instrukciją sakau, jeigu nusinuodysi, tai išgelbėk manim bus už 2 km nuo to vietą. O kaip aš žinais, kad manim reikia išgelbėti, jeigu aš nei video nebūsiu kėlis, tai dabar koks į plans, kad mes į mišką negalim bet, nes žiaurė tunks ir tai esam dabar tiesiog pagal Kauno Marių krantus, kiek mums aišku les situacijai. Kažkaip trobelį ten ir apačioje dabar kapien palimarys. Nueinam, žiūrėsim. Rūkykla. Rūkomasis čia ir per pertrauks parūkyti galėdavo. Blemba, bet visai šiltai ir yra kaitų į dalksnėlį, nes ir šiaip susam. Es pasiims nemažą daiktų. Ta kuprienis sver apie, koks 5-6 kilus. Kas nėra daug, bet teik laiką, tai su kiekvien kilometru tas svoris didėja tiesiog. Tai vas, mačiuit senelė, seniorą, parašykit komentarus, kaip jums sekdavo sėti 30 km. Ką ėdavo iki mokyklos. Nepaleido. Atgal. Nepraeinams ten toks ir. O čia tai vėja. Tu jau parodys. O dabar užlipau į toik ir nutoik nusileidau. Ir man reikėtų į dešinį. Dar viens toks pats. Ne. Iš ko skait praėjom, gal atras kažko, gal palipat gruntės. Galbūt kaž neveids čia tas. Čia kas gyventų veitų. Jo, čia reikėtų pasvizėti iš arčiau, kol nėra šeimininkų. Į darbus jau čia išvažiavęs. Gal supras, kad čia seniai kažkas besilankinęs lažavietė irgi ir jau lapas apėjus. Ir šiaip, jeigu čia kažkas galėtų ir būtų to vietą, tai manau, bent jau tus lapus susitvarkytų. Nebent ant lapų ir minkščiau mėgoti ir jo nepalikti. Bet gal į gražuoju šitą į jūrą. Ne jūrą, į marį. Tu iš to pasiim per Airbnb ir gali ilsėtis.
Įdavėm beleko į kalną reikės lėp, bet čia jau bus ko veikti. Ir kas ir nepatogiai, kad atsir status. Labas status ir kad tu stovi vietų vis tik tu netrojant patogios pozicijos palsėti. Nu ir esam jau 5 kilometrų. Nuėjom per valandą kem 7, tai visai neprasta, sakyčiau, geras laiks. Pagal kol kas iš orų sprendant, tai neatrodo, kad lys. Bet ir galėtų orą nesikeis, nes dabar ir pats tas pažiūrėti. Nei saulis labai šveit, nei lietaus pel, tai net nekreiptis dėmesį mūtus plaukus. Atrodo, kad du barsukas ant tikiavo ir paskiau išėjai nesusitvarkė. Atrodo, sakau, ne kažką. Čia savo miškį padėti kaidė. Einam pažiūrėti, gal kažko gertam bus. Nu šiaip labai nusteps, jeigu nesutiks jokį koik žmogų aš nuo sen ar koik vienam par čia būn. Nes ir dabar nuėjau per tokėtę, tai kažkas girdėjau pareiti po žiūrėti, kas ir taip sparčiai žingsnį girdėjus per laps, tai tiesiog iš jau laukon. Vyksta naktinis gyvenimas, čia štatus vietus, ne tik Las Vegas. Priėjom Maurių kampą. Tai pagaliau išlindau iš tų miškų, ten nietė apie jokią, kad tu sakiau, daiktų matau dabar šitą gražią, šitą prie vandens. Tai matau, kad ir žvėjų, tai šiek tiek pagaud gražių vietelį šitą. Bet aš net neįsivaizduoju, kur aš jos pateisybę pasakys. Įsijungiau maps mano snyk, nes aš net nežinau, ar to veit be neuvės nusistatė. Po tokių žygių galai kol testerijos atsigerti. Bet aš irgi esu dornas įsidėjau, čia nogars gale, ne? Tu geram nuo energetinį. Nogar šlap, tai tas irgi bus išėlis. O turėjau laik šalt pasiims, tipo, iš šaldiklios. Geram, man nenustot toliau stebint tą vietą. Nu čia į kėdelį, nu kėdė tiesiog atlenkam. Bet kas čia ir? Nu energetinis, aišku, mano ir. Bet stalą pasidaryti. Ir dar tu eik šitą sėdamą į vietą. Čia man rods bus kažkoks tolimo reisų vairuotojas buvęs, nes originaliai sugalvoti iš tikrųjų. Iš ratlongį pasidaryti stalėlį. O tai man nepatinka toks veids atrasti apdrūk, koks žmogus sėdės. Ar galės koks jienis sakys paskiau daug eurą. Sakys neturiu gryną, sakys kortelį. Sakys toras kaip tova. Bandom toliau. Nu, pažiūrėsim. Nu tai paprasčiausiai namuks toks. Bet aš kiek, aš jau vis nutolės gerą nuo tų vietų, kur anos būtų lankytams. Ir pagal manim, kur aš dabar čia, reta žmonių turėtų vakščiuoti. Bet čia pilna išvakščiuotų takėlių. Vadins, ne vien aš toks esu nurauts. Ir pilna tų takėlių visur. Neatrodo laiptelį ir padaryti tipo į žemę. Įžengėm į uždraustą mišką, kaip iš Harry Potter. Pliamu, kaip gražiai atrodo tam miškį. O, jie atradau kažko. Greitai augantis maumedis. Maumedans, bet tai tikrai koks didelis. Na ir esam jau 10 kilometrį. Pasirinkau šitą pakelį, nes neprabrendam tie miškai ir ten žiauriai daug visokių šakų, išlūžus medžių ten. Tai einam dabar iki artimiausios pažintinės vietos ir jau ten parodys, kas ten gerai ir nes nei pats nesbuvęs, kiek žiūrėjau. Kalniškių konglomerato atodanga. 200 metrų tai aišku nueisim. Ir čia daug tai 200 metrų. Eina savo, čia neblogai pradėjo lytų vietą. Ir aš nesupratau, dėl ko čia tu pridėtų visokius skambučius, tai čia pasirodė ir tipo tam takį gal varpelis kabinti. Nu ir vat, pavyzdžiui, netepštas skamba. Na ir visokių čia įvairiausi. Ir čia kaip įspūdinga atrodo, dabar pakėliau akis pamačiau. Po to galėtų ir išmėguoti.
jeigu neužgriūtų. Gerai, dabar jau tikrai esu leis. O kažkur aš norėčiau nuėti pavalgyti. Na, 14 kilometresam gerai, kad nustojau lyti. Tai dabar tiesiog toks viesus. Koks planas dabar į tai susirasti, tiesiog nušalesnį vietą, kur nepūstų viesiai pavalgyti. Nu, nežinau, kaip bloga. Tik kečupą šiaurė trūks, o su kečupu būt gera. Dar apie 18 km laik nueiti. Nu, pasistiprinamai galėm kelti toliau. Ko aš čia per veislį tų grybų ir kažkoks su rašalu kažkokį juodą. Ir esam pagaliau jau 20 km. Jau kojas, jau lava pavargus ir šoksiu dabar iš batų, daus atsikvėtų 10 minučių gerų. Koks dabar ir planas, kad esam nuėję lygiai 20 km ir pagal visko dar būtų lėkę apie 10, bet kadangi ten buvo to užduoti sugalvojus, tai dar pridėjo 2 km. Tai iš vis turėjom nuėję 12 km. Dabar ir posi 2. Ir aš galvoju, jeigu mes spėjom iki 5 susisukti, tada viskas, mūsų žygis bus šiandien pabaigtas. Bet jeigu iki 5 jau pradės labai tempti ir bus sunkus matomoms miški, nes aišku, miški vis laik tamsiau bus negu atviram laukiu, tai galbūt, kad pasiliksim kažkur tam pakruntėje pamiegoti ir per naktį pasilikti. 26 km, kuosi jau nelva peklaus, bet ko matau, kad už žmonės nebloga Lietuvos parent, tai bandau spėti miškai bėgti, kad rasyru už gerą pus kilometrą ir bandysim per mišką biškį nuo Lietuvos apsisaugoti. Tai dar 6 km lik kažką pasistengsime veiktant. Nu, tai labą rytą. Dabar ir kitą dieną pažygius ir esame veikmės tus 32 km. Bet vakar kapų pasibaigė tas video, naudojom 6 km. Man tada elementai įsikrojo. Nu, tiesiog įsikrojo baterija ir aišku, aš turėjau powerbank, bet powerbanks irgi buvo numeris. Tai sėkmingai pabaigėm to žygį ir grįžau, kai jau buvo geras su temi. Apibendrinant, buvau nuėję 3-5 tūkstančių žingsnių, išėjai tus 32 km padaryti. Ir šiaip atrodo, tai 2 km nie daug kur prisidėjo. Bet po 30 km dar 2 nuėti, tai jau buvo ko veikti. Ai, tadėliaus irgi nebuvo šį kartą, nes ant Syrai išvykęs į Vatikaną, į tų kunigų seminarijų. Ant ten mokymus ir tus kalnus gaitam, kiekvienims ten rek 12 dainų ten. Paskiau su ten konferencijas vykst. Nu, žodžiu, tokie religiniai dalykai. Tai toks ir būtų tas mūsų žygis. Dėkui, jeigu pražiūrėjote iki galo ir dėkui jums, kad prisidėjot prie tų poros kilometrų. Na ir susimatysim jau kitam video.